Kai dauguma sulėtina tempą, Regina tik įsibėgėja. Ji šypsosi, mokosi, savanoriauja, o jos gyvenimas juda pirmyn taip pat lengvai, kaip ji pati nori judėti kasdien. Aš pati jaučiuosi labai gerai. Iš tikrųjų, niekada nesusimastau, kad man tiek tų metų. Iš tikrųjų, ne metai viską apsprendžia. Jausmas, kaip tu jautiesi. Regina 65 anglų kalbos studentė ir savanorė mentorė. Ji padeda senjorams drąsiau naudotis technologijomis, bet svarbiausia pamoka, kurią pati išmoko, kad norint padėti kitiems, pirmiausia turi pasirūpinti savimi. Aš jau kai baiginėjau savo darbinę karjerą, aš taip galvojau, ką veikti. Tai tiesiog pagalvojau, kad čia labiausiai save atskleisčiau, kadangi visą gyvenimą dirbau su žmonėm ir man tas labai patinka. Taip atsidūriau aš 3 amžiaus universitete. Ten susirenka įvairaus amžiaus žmonės, pradedant tik išėjusiais į pensiją, baigiant vyriausias, man atrodo, 99 metų žmonės, ypatingai vyresni, kuriems sunku prisijungti prie tos pačios sveikatos, susiregistruoti pas gydytoją, sodra ir mokesčiai ir visi tokie dalykai. Tai aš galbūt daugiau prisidedu prie to, jie gauna tą informaciją ir gali laisvai, niekieno neprašydami, realizuoti savo visus poreikius. Kaip ir daugeliui moterų po 50, kūnas ėmė priminti apie save. Apie plius minus 50 metus pajutau, kad pasėdėjus ilgiau sunku pajudėti, sunku prisiversti tuos pačius atsispaudimus padaryti ar pritumimus padaryti. Gyvenimas primena apie save. Tai, ką pajuto Regina, gydytojai mato kasdien. Natūralūs pokyčiai, kuriuos svarbu pastebėti laiku. Nes būtent tada jų galima nepaleisti į priekį. Dažnai riba nubrėžiama kaip 65 metų ir vyresni žmonės. Tai yra daugiau degeneraciniai susirgymai, osteoartrozė, kuomet dyla sąnarinė kremzlė, mažėja sąnarinis tarpas ir tai neišvengiamai susijęs su apribota judesių amplitudė. Dažniau bus traumos, tai kurių metu lūžta kaulas, išnirimas. Sąnarių degeneracija yra neišvengiamas sudilimo procesas, bet jį galima atitolinti. Tai yra kiek įmanoma vėliau išlaikyti gerą arba priimtiną sąnario funkciją, kad nereikėtų sąnario keisti. Tam yra svarbus tiek ir sveikas gyvenimo būdas, tai yra, kad sąnarys gautų judesio, žmogui priimtinas sportavimo rūšis. Aišku, ne visi gali būti maratono bėgikai, bet visi gali vaikščioti 10 000 žingsnių. Tai jeigu leidžia širdies būklė, jeigu leidžia bendras žmogaus fizinis stovis, būklė, tai tikrai būtų vienas iš orientyrų, tai yra pakankamas judesio kiekis. Sveika ir subalansuota mityba. Bet gera žinia ta, kad daug ką galime pakeisti judėjimu. Ir Regina tai suprato pirmiausia. Žmogaus organizmo balansas tai yra visų organizmo sistemų, tai yra vidaus organų, kraujotakos sistemos, raumenų bei sąnarių ir kitų sistemų suderinamumas arba kitaip darnus veikimas. Kai mes turime nesuderintą raumenų darbą bei netinkamą sąnarių funkcionalumą, tai mus priveda prie visų pirmiausia traumos ir prie ūmaus arba lėtinio raumenų arba sąnarių skausmo. Jeigu jau pradėjo skaudėti sąnarius, galbūt jaučiate nugaros skausmą ar skausmą kitose vietose, tai visų pirmiausia turime pasikonsultuoti su gydytoju reabilitologu arba kineziterapeutu, kad parinktų tinkamus pratimus, suformuotų tinkamą judesį, kad mes nežalotume savo raumenų ir sąnarių, bet savo padėtume ir sumažintume arba visai panaikintume esamą skausmą. Regina nesportuoja sporto klube, bet juda kasdien – sode, darže, pasivaikščiojimuose. Judėjimas tapo jos geriausiu draugu. Taip, aš sportuoti intensyviai labai nesportuoju, bet darbas sode, darže ar pasivaikščiojimai kiekvieną dieną stengiuosi nueiti iki 10 000 žingsnių. Ekspertai sako paprastai, svarbiausia kasdienis judėjimas, nes būtent jis padeda išlaikyti laisvą žingsnį.
Vyrauja dabar būtent tas sėdimas gyvenimo būdas, dėl ko ir dėl to fizinio aktyvumo stokos atsiranda daug lėtinių susirgimų. Tai tikrai reikalingas yra sportas ir tai nebūtinai yra treniruotis, tai yra aplamai judėjimas. Tiek namų rašos visokie darbai, tiek pasivaikščiojimai, tiek tikslingas sportas. Treniruočių metu yra lavinamas fizinės žmogaus savybės, tai būtent jėga, kas yra svarbu būtent vyresnio amžiaus moteriams dėl kaulų retėjimo tankio, osteoporozės. Taip pat lavinama yra pusiausvyra dėl to, kad išvengti kritimų, griuvimo, vis tiek vyresniame amžiuje. Taip pat yra lavinama raumenų ištvermė ir aerobinis darbingumas, tam, kad turėti stiprią širdies ir kraujagyslių sistemą. Regina suprato, jei nori judėti laisvai, turi pasirūpinti savimi šiandien. Todėl dar prieš 10-metį pradėjo vartoti kolageną ir kai atrado šveicarų mokslininkų sukurtą Cemiogemzę, pajuto, kad tai sprendimas, kuris dera su jos gyvenimo ritmu. Atkreipiu dėmesį, kad jame tai yra šveicariškas produktas, aišku, kokybė atitinkamai, kas man irgi labai svarbu, ir kolagenas duoda kokybę. Nėra jokių papildomų kažkokių priedų, kurie nepageidautini. Tai yra natūralus produktas, kurį organizmas geriausiai atpažįsta. Maisto papildas Cemiogemzė biologiškai aktyvus, grynos formos 1 ir 2 tipo kolagenų derinys su vitaminu C. Ką reiškia grynos formos kolagenas? Tai tokio pavidalo kolagenas, toks pat kaip ir natūraliai randamas mūsų sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Organizmas, gavęs biologiškai aktyvaus kolageno, žymiai lengviau jį įsisavina. Jo nereikia papildomai apdoroti. Taip, Lietuvoje populiarus mitas. Nori kolageno? Valgyk šaltieną. Bet Regina juokėsi, šaltienos kasdien nevalgysiu, o sąnariai juk kasdien juda. Šaltieną turbūt ne kiekvieną dieną mes valgom, o kolageną gemzę mes galim vartoti kiekvieną dieną. Vieną kapsulytę į dieną ir turėsim teigiamą rezultatą. Gydytojai patvirtina, nuo 30 metų kolageno gamyba natūraliai mažėja, o sąnariams prireikia papildomo mitybinio palaikymo. Tai yra glikozaminų glikanų grupė priklausantis organinis junginys, tai be jokios abejonės reikia, kad jo netrūktų. Bet pats organizmas irgi turėtų turėti statybinę medžiagą, tai ta statybinė medžiaga tai ir būtų, iš ko galima būtų savo kremzlės struktūrą, kad netrūktų maisto papildai. Ypatingai tais atvejais, kai žmogus dėl vienų ar kitų priežasčių negauna pakankamai medžiagų, maisto papildų vartojimas turėtų būti raciono dalis. Dėl netaisyklingos žmogaus mitybos žmogaus sąnariai negauna reikiamų mikroelementų, nevyksta tinkama mityba ir nėra pakankama aprūpinama reikiamomis maisto medžiagomis. Be to su amžiumi yra sunkiau gauti tokių medžiagų kaip kolagenas, dėl to mes turėtume pasikonsultuoti su vaistininku arba su gydytoju ir pasitarti dėl maisto papildų, kad užtikrinti tinkamą sąnarių mitybą. Cemiogemzė išsiskiria savo formulę. 1 ir 2 tipo kolagenai derinami su vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalią kolageno sintezę. Tai derinys sukurtas sąnarių mitybai. Vitaminas C pagerina įsisavinimą šitų medžiagų. Vitaminas C daugiau jisai aktualus yra kaip antioksidantas. Tai yra bendrai organizmo stresą mažinanti medžiaga, kurios ypatingai stresinėse situacijose, tiek fizinio streso, tiek emocinio psichinio streso atveju, vitamino C vartojimas papildomai turi savo reikšmę. Cemiogemzė papilduose esantis vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų, kremzlės ir odos funkcijai susidarimą. Regina sako paprastai, aš noriu gerai jaustis. Ne rytoj, šiandien. Ne kai skaudės, kol dar juda. Todėl ji renkasi judėjimą, subalansuotą mitybą ir Cemiogemzę, šveicarišką natūralaus kolageno šaltinį. Aišku, yra poveikis iš karto greitesnis, keletų savaičių bėgyje pajunti poveikį. Cemiogemzė – judėjimo laisvei, kai gyvenimas tęsiasi, pilnas veiklos, smalsumo ir noro būti savimi.